Dieve. Kas čia? Kas atsitiko? Jis nemiręs. Aš jį šoviau. Turėjau, jis norėjo. Bet Nikas neturėjo pasirinkimo, dabar reikia jį patraukti iš akių. Ar nužudysi dabar jį? Ne, aišku, kad ne. Tai kitą nužudėjai. Mes jo nežudysime. Reikia jį nužudyti. Jis mus matė. Jeigu paleisim, patys būsim lavonai. O negalim kreiptis į policiją? Policija tavęs nuo tokių kaip jis neapsaugos. Neturime pasirinkimo, padarysime viską tyliai. Ne, nereikia. Tu teisus. Ką aš savo galvojau? Praeis nemažai laiko, kol jis atsigaus. Užteks laiko pabėgti. Būtent, sprunkam. Jau dingau. Tik neik namo. Įsimaišyk tarp žmonių, kur tavęs negalėtų atskirti. Kas tu toks, nesvarbu? Dirbate slaptai? Ką darai? Man velniškai baisu. Kroikit. Pabėgo. Aš tavęs nepažįstu, bet ar galiu tavimi pasitikėti? Pasitikėti? Tai, kas atsitiko, neatsitiktinumas. Jo balsas nori mane nužudyti. Tikiuosi, kad kai tai įvyks greitai, supranti? Taip kaip jam. Beveik nenorėčiau, kad tai įvyktų dabar, supranti? Kad nereiktų svarstyti, kada... Dieve. Man reikia nusišlapinti. Taip, žinoma. Manau, tai dėl nervų. Ar turi servetėlę? O, šilkas, gražu. Prašau. Dieve, jie negali norėti mane nužudyti dėl mažiau negu milijono. Jiems tokia suma nieko nereiškia, o aš niekam nepadariau nieko blogo. Kodėl žmonės tokie lengvatikiai? Klausyk, palauk, kur eini? Man reikia apsaugos. Tu moki šaudyti. Galiu tau sumokėti. Avansą sumokėti dabar iš karto. Krepšyje turiu krūvą pinigų. Prašau. Labai prašau. Nieko nebus. Negaliu tau padėti. Negali manęs šiek tiek palikti. Tu per geras. Aš prašau. Maldauju. Atleisk, neturiu galimybę tavęs apsaugoti. Patikėk manim. Su tavim jaučiuosi saugi. Tu išmintingas, ramus, stabilus, kaip stiprus senas ąžuolas. Gal nori, kad aš pavairuočiau? Aš nusiminusi. Šitie trukdo. Pavogė jo batus. Juk kam jų bereikia? Šūdas. Kodėl tu ginkluotas? Darbo priemonė? Kokio darbo? Aš slaptas privatus detektyvas. Tai tokia nepanašus. Tai ką tu čia veikiai? Stebėjau kliento žmoną. Ji turėjo slaptą pasimatymą su vyru mašinoje penktame aukšte. Pasimatymą. Klausyk, sumokėsiu tavo avansą. Kiek nori už savaitę? Už savaitę. Aš taip brangus. Na kiek? 30 000. Gerai, 30 000. Dingstam iš čia. Noriu apsaugoti aparatą. Atleisk, ne. Pasilenk. Greičiau. Atvalinį, pervažiak į jį. Tu ką, juokauji? Palauk. Jam nieko nenutiko. Ką darai dabar? Lik. Nieko nematau. Išgelbėjau tavo gyvenimą.
gyvybę, o tu manęs vos neužmušei. Velnias, šūdas, paltas. O Dieve. Kur dabar? Trečioje gatvėje dešinė, pervažiuosime miestą. O kas bus paskui? Susirasime diskretišką viešbutėlį. Diskretiškas. Ar absurdiškai per brangus? Jie ieškos pigesniuose viešbučiuose. 3. Prašau 3 kambarius. Žinoma, ponė. Kokiu vardu? Smitas. Smitas. Jūsų pavardės vienodas? O jūs? Tonis. Užsisakykime vieną kambarį. Atsiprašau. Ką? Tikriausiai juokauju. Kas už viską moka? Sakai, kad turi krūvą pinigų. Noriu, kad taip ir liktų. Atleisk, negaliu miegoti viename kambaryje su kitais. Abejoju, kad tau dažnai ir siūlytų. Susimokėjus už atskirą kambarį. Svarbu ne pinigai, supranti? Susitarėme dėl apsaugos visą parą. Kaip ketini mane saugoti, būdamas kitoje? Ne, palauk. Ne, norėsime vieno kambario. Imkite 322. Jis vienas pigesnių. Įsitikinęs, kad čia saugu. Žinoma, nieko nepalieka atsitiktinumai. Leticija. Labas iš tas bosė. Gal matei Maiką? Dėja, ponė Fergusonai, ne. Kuris? Ačiū, ponė. Norėčiau pastebėti, prasideda. Būtų paprasčiau, jeigu elgtumėsi deramai. Bet čia yra kabelinė. 3 suaugę žmonės viename kambaryje, miniatiūrinėme kambaryje, prabangiame viešbutyje. Tai kas? Per tave mes atkreipėme dėmesį į save. Kai persekioja žudikai, reikia diskretiškai slėptis. Kurioje pusėje miegosi? Ką? Aš nemiegu, aš stebiu. Toni, tu miegosi su ja. Man nesvarbu. Kol esame čia, prašau gerbti mano gyvenamąją erdvę. Šis plotas mano. Matau, kad laikas praleis nepastebimai. Pakeik plokštelę, jaunoji panelė. Nebuvai tokia įžūli automobilio aikštelėje, raudodama apie senus arulus. Nepamiršk, valdavau ne aš. Aš nematavau. Siūlydama vyrui 30 000 svarų už savaitę su tavimi. Vargu ar priminiai sunkiai prieinama. Neįtikėtina. Pažįstu tave tik 3 valandas, bet jau reiktų 3 dienų surašyti viską, ko tavyje nekenčiu. Ar tikrai nenori įeiti? Buvo diena, noriu ramybės ir poilsio. Mūsų bare, neužtruk. Vienas klausimas, ponė Smitai. Taip. Ar teisingai išgirdau, kad jie jums moka? Teisingai. Aš neturiu pinigų. Nesijaudink, tavimi pasirūpins nemokamai. Tiesą sakant, galėsi man padėti saugoti ją. Puiku. Akivaizdu, kad jums reikia pagalbos. Tai būsi jūsų asistentas. Ar mokinys. Žinai, Toni, tu esi šaunus jaunuolis. Bet tai viskas. Štai kur tu. Jau svarsčiau, kogi jūs užsiimate. Aš atsiprašau, prieš tai buvau nemalonus ir net priešiškas. Paprastai taip nesielgiu. Nesijaudink. Aš buvau agresyvi ir erzinanti ir tokia būnu dažnai. Ne, tu gali būt maloni. Tikrai? Taip. Kada?
Dabar net sugalvoju, pavyzdžiui, bet... Great, thank you. Puiku, ačiū. Dabar tu malonėji. Tik nesiklausai. Klausausi. What were you Ką saying? sakei? Sakiau, kad kokie 7 ar 8 sekundės buvai maloni. O tu nenuleidai kūno barmeno. Taip, aš jam patinku. That bothering you? Tave tai trikdo? Tiesą sakant, taip. Kodėl? Fancy me? Ar aš tau patinku? Ką? Not much question. Visai paprastas klausimas. Žinoma, ne. Visiškai ne. Okay, that's Taip ir maniau. Ar tau patinka jis? Ar dėl to pyksti? Ne, ne dėl to. Tiesiog norėčiau, kad klausytumėsi, kai kalbame. Vis tiek. Man mažiausiai rūpi, ar tu nori duoti su barmenu, pasiuntinuku ar kokiu nors kitų klientų. Tai ne mano reikalas. Tu neįtikėtinas. Labas. Norėčiau didelio Glenfiddich. Konjako. Ir Belvederio. Ir Beksto. Ir 2 mažus raudono vyno su riešutais. Bekstas tau. Ne, Bekstas tau. Mano tėvas sumokės. Kiek sveri?